Sveiki, aš Povilas iš inžinerinio projektavimo, esu šio pylimo projekto autorius. Tai žodžiu yra keli klausimai. Pirmas dalykas, pylimas prieš kelis metus buvo pragraužtas. Pelkė iš Žaugėdos upės, kuri yra kitoj pusėj pylimo, nekontroliuojama, iš principo tekėdavo vanduo į pelkę, kas iš principo pelkė turi būti šlapia, bet per didelis kiekis vandens pelkėje nėra gerai. Tai dėl tos priežasties sutvarkėm pylimą ir įrengėm vandens pralaidą, kuri turi atbulinį vožtuvą, kuris skirtas neleisti už upės tekančiam vandeniui patekti į pelkės teritoriją. Tačiau esant sausrom, sausmečiui, vožtuvą galima atidaryti rankiniu būdu ir vanduo turėtų galimybę patekti į pelkės teritoriją. Žodžiu, situacija, kad dabar tvinsta Žaugėdos upės įpirslėnis, galima sakyti, jisai prieš kelis mėnesius, gal net prieš mėnesį iškrito pakankamai didelį kritinių normą. Man atrodo, kažkas apie 37-8 cm. Tai yra pakankamai daug. Žaugėdos upės baseino plotas nėra mažas, dėl to tas vanduo susirinka, žodžiu, teka šia upe, šia vaga. Bėda ta, kad Žaugėdos upė palei pylimą, jinai yra ištiesinta. Ir kai ištiesinta upė, ją nenori tenka prižiūrėti. Tai reiškia, kad kaupėsi sąnašos, auga vandens augmenyje, bebrai irgi atlieka savo žodžiu, paskirtį. Tai projektas pylimo, atnaujinimo, keteros atstatymo, klaipos atvirtinimas ir panašiai, jis susideda iš dviejų etapų. Pirmas etapas, apie 100 metrų, yra jau įvykdytas ir to etapo metu buvo numatyta neišvalyti pilnai Žaugėdos upę šitam ruože, bet nušalinti tokias lokales, sąnašines, sakykime, sankaupas, pašalinti medžius, kurie ardo pylimą ir trukdo vagos tėkmes. Tai situacija tokia, kad sutvarkius pylimas, vandens pratekėjimas iš principo pagerėja, bet gyventojai sako, kad jiems tvinsta teritorija, tai manytume, kad tai nemanytume, o tai iš tikrųjų turėtų būti kiemas su pakankamai ekstremaliu šiaip jau kritulių kiekiu, lyginant debesinių daugiamenį. Tai tiek didžiu.